Visus šventės dalyvius ir svečius kviečiu pasisvečiuoti trečiojoje dirbtuvėje – dailidės troboje. Čia susipažinsite su dailidės amatu. O ką reiškia žodis amatas? Amatas – tai mokėjimas gaminti dirbinius rankomis. Amatininkas – tai žmogus, kuris verčiasi amatu. Šią dailią trobą pastatė dailidė. Troba – tai gyvenamasis namas kaime. Dailidė – medinių namų statytojas, baldų, namų ūkio įrankių dirbėjas. Dailidės profesija yra viena iš seniausių. Pagrindiniai dailidės įrankiai buvo kaltas, oblius ir pjūklas. Kam buvo reikalingi šie įrankiai? Kaltas – įrankis skylėms, grioveliams iškalti. Anksčiau kaltai buvo mediniai, dabar naudojami aukščiausios kokybės plieniniai kaltai. Labai patobulėjo ir dailidės darbe naudojamas oblius. Oblius – įrankis lentoms, medinėms detalėms drožti, lyginti. Ar senovėje oblių irgi gamino iš medžio? Taip, robotuk, džiaugiuosi, kad esi dėmesingas. Anksčiau Lietuvoje dauguma darbo įrankių buvo mediniai. Štai kaip atrodė senovinis oblius. Dabar dailidė lentoms lyginti naudoja modernes obliavimo stakles. O kokiu įrankiu jis pjaudavo lentas? Gal šiuo? Pjūklas – dantytas pjovimo įrankis. Anksčiau žmonės dirbdami rankiniu pjūklu ilgokai užtrukdavo, kol atpjaudavo medienos gabalą. Dabar motoriniai pjūklai, valdomi žmonių, akimirksniu susitvarko su storiausiais medžiais. Ar šiuos langus pagamino dailidė? Taip, robotuk, šis amatininkas geba pagaminti skirtingų geometrinių formų daiktus. Pažvelk į trobos langus. Jau žinau. Trobos langai yra stačiakampio formos, nes turi stačius kampus ir lygias priešingas kraštines. Tokios pat formos yra trobos durys ir sienos. Šaunuolis! O ar žinai, kokią geometrinę figūrą primena stogo langas? Būtų įdomu sužinoti. Stogo langas yra trikampio formos, nes turi 3 kraštines ir 3 kampus. Įsidėmėk, trikampis – tai geometrinė figūra turinti 3 kraštines ir 3 kampus. Man ši stogo dalis taip pat panaši į trikampį. Robotuk, koks tu pastabus? Dabar pažvelk į kaminą. Ši kamino dalis panaši į kvadratą. Įsidėmėk, kvadratas – tai keturkampė geometrinė figūra, kurios visos kraštinės lygios ir visi kampai statūs. Kaip įdomu! O ką dar moka nagingasis dailidė? Šie amatininkai statė namus, bažnyčias ir net laivus. Jie nesunkiai pagamindavo medines grindis, laiptus, tverdavo tvoras. Norėčiau daugiau sužinoti apie tvoros gamybą. Įdėmiai paklausyk. Norėdamas pagaminti tvirtą medinę tvorą, dailidė pirmiausia išsimatuodavo vienodo ilgio lentas. Šiais laikais, naudodamas metrinę liniuotę, šis amatininkas lentoje gali tiksliai pamatuoti reikiamo ilgio atkarpą ir pieštuku pažymėti jos pradžią ir pabaigą. Įsidėmėk, atkarpa – tai atstumas tarp 2 taškų, pradžios ir pabaigos. Pažymėtą lentos dalį dailidė nupjauna su pjūklu ir prikala prie tvoros pagrindo. Tada vėl ima kitą lentą ir viską pakartoja. Pamatuoja atkarpą, atpjauna lentos dalį. Koks įdomus ir reikalingas dailidės amatas. Iš tiesų, visi amatai yra svarbus ir reikalingi. Šiandien mes susipažinome tik su keletu iš jų. Senieji amatininkai prekiaudavo žvėrių kailiais, gintaru, vašku ir medumi. Kadangi tais laikais pinigų nebuvo, mainais iš kitų kraštų pirklių jie gaudavo druskos, ginklų ir sidabro. Prekes gabendavo vežimais, rogėmis, luotais. Luotas – iš vientiso medžio kamieno išskobtas laivelis.
Dabar žmonės gali rinktis greitesnės ir patogesnės transporto priemonės. Į tolimiausius pasaulio kraštus jie nukeliauja automobiliu, lėktuvu, traukiniu arba laivu. Parduotuvėse prekes žmonės perka už pinigus, o atsiradus internetinėms parduotuvėms gali apsipirkti net kojos neiškėlę iš namų. Tai bent. Puiku!